Ką tu galvoji, kad įtrauksi mane į savo bobiškus karus? Bandėte fotografuoti aktus. Kur Ugniaštės klausia? O kodėl jinai čia turėtų būti? O kur jinai turi būti? Jinai pas tave nuvažiavo. Vyras dažnai komandiruotėse, taip kad aš vis čia viena. Aš tau pasakiau, atšokį kartą ir visiems laikam. Patricija, labas. Aš esu tavęs ieškojau. Labas rytas. Kas tau leido mano sultis visam? Tau gaila? Ar ką? O iš viso, kas čia? Klausyk, aš vakar grįžau su tokiu vyrioku. Matas jo vardas, man atrodo. Man reikia su juo pasikalbėti, jis man skolingas. Eik prikelk. Būverų. Pala. Kažko čia nesupratau. Visų pirma, tai kokią tu teisę turi imti ne savo daiktus, o kitas dalykas, kas tas Matas? Pas mus čia toks negyvena, bet tu su Gabrielium buvai. Kokiu Gabrieliu? Matas bičias, su kuriuo aš grįžau vakar. Tutis gal? Tutis, Matas, taip Tutis. Gabrielis, Jonas, koks skirtumas? Tai pala. Jis tai man yra skolingas. Ar gali nueiti Būgerutė ir su juo pakalbėk? Man dabar reikia, man laikas spaudžia. Okay. Kažkaip nesuprantu sistemos. Kažkokia nagla merga nuo pat ankstaus ryto sėdi mūsų svetainėje, geria mano sultis ir dar vaiko mane, kad pažadinčiau Tutį. Ne, nu jai tikrai pasisekė, kad aš dar buvau neprabudus, nes jinai būtų tikrai skridus pro duris. Atsiprašau, jeigu esi svečiuose, nu gal šiek tiek kultūros. Tutė. Elkis. Aš tu bent žinai, kiek dabar valandų. Jo, žinau, kiek valandų ir dar žinau, kad tavęs laukia kažkokia mergina svetainėje. Mergina, man pachmas. Tutinu. Aš turiu išmiegot, supranti? Tai gerai, išmiegosi, bet dabar tu turi nueiti pas tą merginą, nes jinai prašo, kad tu eisi Kokia dar kažkokius mergina? pinigus. Tutinu, blemba. Jinai prašo pinigų kažkokių, tai ir jinai sakė, niekur neis, kol tu jai nesumokėsi. Tai gal kelkis? Aš paskambinsiu ir su visko skaitysiu. Nu, aš tau aiškinu, kad jinai niekur neis, jinai to mūsų visą šaldytuvą iššluos tenai. Vakar buvo aфиgenas vakaras, nieko neprisimenu, kaip atėjau namo. O dar šitą Ieva, aš pat ryto atėjo, man kažką tai aiškina apie pinigas, babkės, mergas, o galva plėšta nerealiai, nieko neprisimenu. Ką jinai nori? Nors, palauk, jinai šneka apie Patriciją? Patricija? Kelkis, ką žinau, Patricija ten... Kas dar ten tu? Stovė tų moterį, žinai. Kur jinai yra? Svetainiai laukia. Ir labai naglai laukia. Ir labai naglai elgiasi. Tai aš siūlau tau pajudėti. Nu, žodžiu, eik susimokėk ten, ką reikia ir viskas. Nebenori daugiau save reikalų turėti. Reikalų turėti čia. So baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Ar tu jį prikėlei? Pakalbėjai? Ir ką sakė? Nu, tai gal pati pasiklaus. Mačio, žinok, 10 balų turi. Klausyk. Kur mano skola? Kur pinigai? Pinigai? Taip, kur pinigai? Aš vakar jau kaip mokėjau visas sąskaitas. O čia tai ne. Klausyk, vakar aš tau viską puikiai paaiškinau, nelies čia zaikučių nereikia. Vakar viską paaiškinau. Dievas, kad primokėti reikia? Po 10 minučių pats užmigai. Pats kaltas 500 litų kur? Ei,
kas vyksta. Tarp Patricijos ir manęs buvo tikri jausmai. Aną vakarą mes buvom dar kartu, o dabar... Man taip gaila, tu čia atėjo visas degančiam akim, tikėdamasis meilės, o ta prašo 500 litų už naktį. Nežinau, gaila, nesiseka ją meilį. 500 širdelė, gal biški taip kažkaip jaučias. Kokia širdelė? Kur 500 litų? Klausykit, klausyk. 500 litų. Bet tai kas čia vyksta, kažkokia advokatų agentūra? 500 litų. Ar kas nors buvo 500 litų? Šėdelį nerėjo. Kokia naktinį žiedelį, dar tave aptažysiu. Čia bus įdomu. Pasirodo, tu čia naujoji mergina yra prostitutė. Nu iš kur ištraukė, dar taip svaigo, dėl jos įlėjosi. Ir rado dėl ko. Atėjo jinai čia šaukė ant visų, daužėsi, man vos su rankinuku neužvažiavo. Nu ir kuris tu nuotikį tokių randa? Aš tau širdį atidėjau, tu man dabar kažką tai... Ačiū už tavo širdį, 500 litų dar neprašau būtų. Greitai, vyniok savo skudurius. Nusiramėnam. Nieko, aš nepau, už ką 500 litų turi mokėti? Gal negerk alkoholio daugiau, tada atsiminsi už ką. Klausyk, naktinis draugelį, jeigu nori tai pas mane kambarį, aš tau duosiu tai, ko jis tau nedavė. Ko tau reikia dar? Visada aukštas patikdavo, žinau. Ne, lofte būna visko, aš nesakau. Mūsų mamos tikrai nenorėtų sužinoti, ką mes čia veikiam. Bet tutis, žinokit, jis taip aukštai pakėlė kartelę. Prostitutė už 500 litų. Kebra. Aš, aišku, mergaitė labai graži, aš nieko nesakau. Aš pats jos neatsisakyčiau. Tik ne už pinigus. 500 litų, aš tiek pinigų neturiu, 500 litų. Su tokiais mažvekiais dar niekada nebuvau prasidėjus. 490. Labai puiku. Ir 4, paskutiniai. Ačiū, tau nuolaidą padarau. Vargė. Visiškai apsitūtino tas tūtis. Šiek tiek turėjo kapeikų ir viską pramojo per kelias akimirkas. Timtų žvadžių, vėl viskas iš pradžių. Mėšlas. Man šakis. Klausyk, čia tie pinigai, kur tu man daugai gal, Svolai? Tūtė, ko žiūri dabar? Oi, tos moteris, kuo gražesnė, tuo gražesnė. I remember years ago someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Nu tai ką, Don Juane? Jo, biškutį, įklimpau. Nu, nepavydžiu aš tau, aišku, šitą situaciją su ta Patricija. Jo, plaštakė atskrydo, žinai. Užuojautą. Užuojautą, jo, atskrydo, pasiėmė babkės mano. Tavo babkės, realiai. Sorry. Nu, aišku, mergų tai bus. Čia ne problema. Susirasi. Galbūt susirasi, bet tavo pinigai paprasčiausiai išėjo, žinai, aš norėjau paprašyti, padaryti paslaugėlę, kaip draugui, kaip senam bičiuliui. Taip, pinigų gaila, aišku. Kaip nesiseka, taip nesiseka. Iš kur man dabar reikėjo žinoti, kad jinai yra prostitutė? Ką jai, ant kaktos parašyta. O dar prieš Hebrą taip susiparinau, visi žvengia iš manęs. O Jonui babkės visas prašykau. Ką man dabar reikės daryti, Gal atidėk mano ultimatymo skolą, Keliom dienom, keliom savaitėm. Ir vėl? Pinigus, jo. Bet tu turi vėl. Ir vėl tą patį prašai. Tu kiekvieną kartą vis prašai atidėti. Tai dieną, tai 2 savaitę, žinau. Tai bus ir kalėdos, ir nauji metai. Ir kiti... Ir mano padėtį. Tuti, aš jau prisiklausiau, nenoriu daugiau girdėti nieko. Viskas, klausyk, mane kantrybė iš tikrųjų išseko. Tu čia įsidrėbęs kaip paršas guli. Tu rytoj, paskutinę dieną bus, atiduosi, gyvensi, netiduosi, žinok, bilieto vilko gausi. Viskas. Supratai? Все. Negana to, kad man svajonių moteris mane paliko, jis nori išmes mane iš chatos. Iš kur aš dabar gausiu tiek pinigų iki rytojus? Aš visiškai šiknoju. Gražuolis. Ko sėdi? Sveikas. Saulutė persikipinai? Ne, aš neišsimegojęs. Plius dar šitą... Žiūrėk, kiek valandų? Žinau. Agnė pastoviai man skambinėja ir nesąmonį suskisparina ir labai nervuoja iš tikrųjų. Tau ir vėl problema su Agnė?
Tai pastoviuose problemos. Dėl tučio, visą laiką su tučio einam pasitusinti, tai jinai nepatenkinta kažkokia. Aš per tutį prisidarysiu problemų. Kiek galima, pastoviai, einam į miestą, einam į klubą. Blin, aš taigi ne visada galiu eit. Tuo labiau. Po to, jeigu aš pasakau ne, tai prasideda. Tu man nedraugas, tu man ta, tu man ana. Gerai, kai jam miegoti iki 12 kitą dieną, iki pietų miega praktiškai. O man 8 darbą. Jonas po to pyksta, man taigi negera. O dar po to Agnė knysa protą dėl mano šitų gastrolių. Aš to, Jona. O, Agnė skambina kaip tik. Greičiau. Alio? Aš taugi sakiau, kur aš buvau. Su tučiu. Nu, aš taugi sakiau, kad viskas tvarkoja. Aš kitą dieną su tavim susitiksiu. Aš žinau, nu tai ką, skani vakarienė buvo, ne? Nu, ko tu iš manęs nori? Taigi aš tau sakiau, kad viskas tvarkoja. Kad, nu, blin, aš nuėjau su tučiu vieną kitą kartą pasitusinti. Jisgi mano geriausias draugas, ašgi negaliu taip. Nesvarbiau. Nu, ko tu ant manęs varai? Taigi aš tau sakiau. Kas tau yra, blin? Jeigu tu dar taip, eik tu šikt, žinai, blin. Ką, užparino visai? Žiauriai, blin, nežinau. Varo kaip kažkokie, aš nežinau. Moteris, čia moteris, supranti. Tu kontroliuok situaciją, paimk į savo rankas, neleis, kad ant tavęs sėdėtų ir manipuliuotų, supranti. Moteris reikia nuo rankų nešiuoti, ant galvos jinai vis tiek užlips kada nors. Aleksas, jam šiandien galva plyšta. O ta Agnė su savo skambučiu, nu jam visai užparins nervus. Visai. Kaip ten su tučiu buvo, su Patricija ta... Ne, ten tai nemirtingas atvejis, žinok. Tas tutis tai, karočią, apsitutino konkrečiai, žinai. Apsitutino, jį užtaksino, iki ryto priskaičiavo 500 rytų prikapsėjai, įsivaizduoji. Merga, jo. Atsivežė vakare paną, žinai. Ir ką tu galvoji savo? Einai nuo pirmos minutės jau skaitliuką įjungė. Nu, jam iki ryto, mano visas skolas skaityk. 500 rytų blemą nuplaukė. Bet tai čia tutis esi savo bairis pastovės naudą. Žiūrėk, kad tau taip nebūtų gyvenime. Gerai, gana. Vai, nešk. Man nesiseka su Agne. Kažkokia nesąmonė čia paskutiniu tu darosi. Tas pats ir tučiui, barakūdai visiškai nučiulta. Ieva, nematai mano žiedo? Kurio? Nu to, su drugeliu tokiu. Ne. Eina, mačer. Vėl susivariau naką. Žumbu. Laura? Nu? Žiūrėk, aš šiandien būsiu prie tavo darbo. Tai aš galvoju užlėkti keliom minutėlėm, jeigu tu nieko prieš, ten nemaišys tavo ir taip toliau. O ko tu pas mane darbė? Ką aš žinau, taip žinai, palsėsiu, gal truputėlį vis tiek sunku daug vaikščioti. Bet taigi niekad neateidavai. Ateisiu. Aišku, pas Leo. Blemba Ieva, jis valkios kiekvieną dieną, vis su kita merga. Aš tau pasakau. Nori, kad tave įskaudintų. Prašau. Per Lauros gimtadienį susipažinau su barmenu Leo. Nu, žiauriai fainas bičas. Pakalbėjom, pajakavom. Jisai turi vat kažką tokio, kas mane taip traukia. Ir tiesiog negaliu nustoti apie jį galvoti. O Laura, jinai be reikalo jaudinasi. Aš juk noriu jį tik dar kartelį pamatyti. Nieko čia blogo. Tai aš vis tiek ateisiu, gerai? Žodžiu, kaip nori. Viskas čia. Mano reikalas buvo ją įspėti, o jos jau reikalas pasirinkti, kaip elgtis. Jeigu jinai nori būti 1001 Leo sąraše, nu prašau, būk, bet jau kai tave mažulę nutampys ir pames, tai neik pas mane ir neverkšliam. Olia, čikas. Labas. Nu, kaip atrodau? Pustis gerai. Gerai. Eina savo. Biški taip. Ne, nežinau, ruošiuosi truputėlį tam vakarėlį, kur bus. Ten bus tokių, žinai, daug visokių kostiumuotų dėdžių ir tetų.
Kažkaip nežinau. Daug ten jų bus. Nu, sakai, nemažai bus. Svarbiausia, kuo daugiau kontaktų prisirinkti. Žinai, prisirinksiu, gal pavyks man kas nors su tais. Su nuotraukom prasimušti. Gerai. Tada šiaušiu. Nu ir tau sėkmės. Ir sėkmės tau. Ok, iki. Aleksai, išgerk 6 tabletę. Bet daugiau nedavinėsiu. Man, žinok, jau atsibodo grūšikų dirbti. Nu, radai šitą perdegusi? Dar ne. Ne? Ieškau dar. Ir neužpilt tik tai ant saugiklio. Gerai. Sudeginsi. Ugnė? O ką tu čia veiki? Nu, nieko. Mama žino, kur tu esi? Nu, tėve, tai gal aš galiu kada noriu tėvą aplankyti. Klausyk. Baigtų šitos cirkus. Ko tu čia reikia? Atsipalaiduok gal biški. Atsipalaiduot man? Tėve, ko čia streikuoji? Ugnė, tu po vakar dienos, tu mane pavedė, tu dabar turi vapšė namie sėdėti, tylėti ir niekur nekišnosios. Blemba. Aleksai, pabūsi vienas? Man reikia išvažiuoti. Gerai, pabūsi, supratau. Lekim, aš noriu su tavim dviese pasikalbėti, niekas netrukdys. Gerai? Važiuojam. Dievičiuškanėlė su jūs? Labas. Labas. Ką nors norėsi iš karto gal? Kaip, žinok, aš dar pasižiūrėsiu. Okay. O klausyk, tu gal per Lauros gimtadienį dirbai? Dirbu. Dirbai? Aš sakau, kad labai matytas. O tu irgi buvai, ar ne? Jo, aš draugė. Ieva? Jo. Nu, vardą tai gal iš tikrųjų atspėjau, bet grobis tai lengvas. Aš tikriausiai tobulėjau. Sakau, aš labai daug atsimenu. Netgi man rodo, žinai ką? Man rodo, atsimenu, ką tu gėriai. Gali tai būti? Wow, nu tai tamas tai nesiskundžiat. Tai aš... Tai gal pakartot? Jo, bet ten su alkoholio, aš matai, dar turėsiu grįžti darbą, tai gal... Tai koks darbas be alkoholio, taigi... Ne, nemanau. Bet, nu kažko nealkoholinio panašaus, gali? Tikrai sugalvočiau. Prašau, tada sugalvok. Labas. Gal išversi ką nors? Aš jau jo kaip ir pasirūpinu, ačiū. Leo, jisai nuostabus. Laura mane įspėjo, kad jis yra mergišis, bet jis prisimena mano vardą, jis prisimena net mano mėgstamiausią gėrimą, tai galbūt aš jam būsiu daugiau negu vienos nakties nuotykis. Nu taip, Leo yra fainas, gražus vaikinukas, bet nenaujiena, kad jis yra mergišis. Ir panutakai jau čia seniai praminti. Tikiuosi, kad Ieva supras ir nepateks jo pinklės. Klausyk, Ugnė. Aš jau tau pirmai norėjau pasakyti. Aš netoleruosiu. Man nepatinka tas dalykas, kad tu meluoji man. Tu turi man pasitikėti. Tai ką man kitaip daryti, aš nesuprantu. Jeigu aš tau daviau pinigus į kiną, tai tu turėti į kiną, suprask. Tarp mūsų turbūt pasitikėjimas. Aš irgi buvau nešventuolis. Ir gal dėl to Ugnė manęs ir nelabai ir klauso. Gal aš ir nesu jai ten kažkoks pavyzdys. Bet aš vis tiek kaip tėvas, aš turiu imtis priemonių. Aš negaliu taip žiūrėti. Tu ir mane pastatai ir savo mamą, Daivą. Apie tą mamą tai tu iš vis net nešnekėk. Paskui santykiai pasikeis. Psichinė, jinai iš vis, jai viskas blogai. Nu, tai kad net to Tomą normaliai nepažįsta, jau jinai šneka, jai kažkas ten nepatiko, jai jau viskas. O kas jai nepatiko? Nu ką, žinau, tai tu jos ir paklaus. Tomas nepatiko? Nu tai, klausyk, dėl to Tomo, aš nežinau, man reikėtų kažkaip susipažinti su juo. Kažkaip keista, kad Jonas taip sureagavo, galvojo, prieks, apstauks, kaip kad mama daro. Bet prie viso to dar ir pašnekėjom normaliai, o galiausiai ir su Tomu užsimanė susipažinti. Nežinau, gal.
Tai ką, tai zapadlo pažindinti su savo tėvonį? Nu tai jeigu gėdos nepridarysi, tai supažindinsiu. Kad aš to gėdą turėjau klausyk. Tai sutarėm? Nu gerai. Kambarį supainiai. Nu kaip pas tave. Ar pamiršai, kad vakar draugystę nutraukiai, ką? Dingstam iš čia. Dingstam? Gal per grubiai pasakysiu, bet tau reikia atskast to mėšlo, nes, nu, kitaip tu nesusivoks. Čia tai dirbo aš promo mergaitė. Skraitas, Alinu, tai kiekvieną dieną reikia taip kaip vakarėlį išsipošti visai. O kažkas pyksta dėl to? Ne. Aš tai visiškai nepykstu, visiškai jos seksualiai atrodai, tikrai. Leo, gali gėrimą atnešti? Ačiū. Nu, būgera, neleis pudrinamą smegenų. Čia kiekvieną vakarą panas ėmė. Ir žinai, kur veiksmas baigės? Jo lovoje. Namuose. Laura, nepergink, viskas bus kitaip. Sprašau, panelės. Aš nesuprantu, Ievas, kaip taip neturėti smegenų. Įsitikinus, kad bus vienintelė ir viskas. Nieko aplinkui negirdi. Nu, kartuosi? Tik, žinau, man į darbą reikia grįžti, būtinai. Tokios merginos į darbą negali grįžti. Na, kiek valandų? Davai, aš dar padarysiu vieną, paskui dar vieną kitą ir kitokių. Aš padarysiu šou ir būsim laimingi. O kaip toliau visą klostys? Nu, gerai. Negrįšiu tada į darbą. Tokį patį, gerai? Taip. Laura pernelyg viską sureikšmina. O dėl darbo, na taip, tikiu, kad gausiu velnių, bet dėl tokio kaip Leo, tai turbūt verta. Stay up all night and wake down by the shoreline. O tas va? Su džinsais? Gerai, aš to grįšiu. Labą. Tomai, čia Jonas. Labas, Tomai. Sakė Ugnė apie tave. Nesuprantu, ko Ugnė to tėvą čia atsitempė iš vis? Vakar tai kaip visiškas psichas atrodė. Vakar aš tiesiog nespėjau tą Tomą normaliai įsižiūrėti. Buvau užsiparnęs, nes dukra gėrė alkoholį ten su jais. O šiaip tai aš manau, Tomas visai nieko čiūvas. Sportuoja, ten su skeitais su Hebra laksto. Manau, viskas bus gerai. O čia jūsų motociklas? Taip, čia mano aistra. Čia mano laisvalakis, kurio aš taip daug turiu. O galima aš atsėsiu? Sėsk. Koks geras. Oho. Garlėjus kaip nekaip, žinai. O koks galingumas šito monstro? Virš 100 arkliukų čia turi jisai. Pusantro kubatūrą, tai patikėk manim. Aš įsivaizduoju. Suvaldyti tokį reikia dar. O gal pralėk galima? Ne, šiandien ne. Biškiai dar paauk, subręsk ir už kokių porą metelių galėsi jau pats vairuoti. Geras, labai gražus. Tai va. Gerai, aš tikriausiai lėksiu, o tu kaip čia? Taip, po to, aš ateisiu, tuo neužilgo, gerai? Tai gerai, malonu buvo supažinti. Nu, tu laimingai, man irgi malonu buvo. Čiau. Nu? Nu ir ką? Nu, tai sakyk, nu, kaip tau? Mano nuomonė kokia? Nu. Nu, iš pirmo žvilgsnio kaip ir nieko vaikinukas. Sakiau? Ką aš sakiau, kad man nusišneka tenais? Ai, mama tavo kaip visada labai aštriai viską reaguoja. Man keistas jausmas, iš tikrųjų, matyti dukrą, kai ją bučiuoja kitas vyras, nu, čia netgi ne vyras, vaikinas. Tai yra mano dukra vis dėlto. Nu, aš negaliu su tuo dar kol kas taip normaliai susitaikyti. Man dar keista, iš tikrųjų. Tam reikia laiko. Oi, te, gerai pasitūsink. Žiūrėk, aš atvažiuosiu patikrinti, jeigu ką. Gerai, iki. O tai klausyk, tau dar man nereikia grįžti? Reikia. Tai aš tą trumpam čia iki kampo palidėsiu viskas. Koks džentelmen. Džentelmenas. Klausyk, girdėjau, dainuoji? Dainininkė esi?
Nu, čia mano tokia didžioji svajonė, bet žinai, dar esu tik tai pradinukas. O, nu gerai, tai ką dainuoji? Nu, labiausiai tai mėgstu soul muziką, bet svarbiausia, bet svarbiausia, kad būtų melodinga, kad būtų žodžiai, turintis prasme. Nu, kad, žinai, kad dainuočiau ir galėčiau savo emociją kitiems perteikti. Tai emociją galima perteikti per ritmą, supranti? Ritminga muzika, techno, elektro, bum, bum, viskas pasakyta. Ne. Techno, elektro yra kompiuteris, supranti? O tai kompiuteris jausmų jau negali perteikti. Nu, aišku, kad ne. Nu, tai gerai, tai imk man, ir dabar ir įrodė, kad tik soulas gali perteikti jausmus. Nu, kaip man tau dabar įrodyti? Padainuok man. Nu, kad imsiu čia dabar ir dainuosiu. Nu, tai pradinu, gal aš išvertinsiu, davai, važiuojam. Ne, bet aš neprasi dainavus. Nu, taip. Ką čia tau padainuot? I'm so in love with you. Jau kaip pasisiūlė mane palydėti, aš buvau 9 dangoje, o dar kaip pabučiavo, aš iš tikrųjų, aš nežinau, kur dėtis, neturiu žodžių. Tu girdi galvos, kad aš su tečiu atėjau čia? Su tečiu? Aha. Bet dieve, toks tėtis. Žiūrėk, neperink visas ten moteris turtingas. Senas arklys vagos negadina. Nei bare, nei paskankas. Arklį. Su tokia krūtinė jos pasidarys persišką kilimą iš tave, žinau. O tavo rūtų vainikėlį. Kas jį žiūrė? Darau! Blemba! Kas mintu? Blemba! Davai, pažiūrėk, Santa Klausa, kur. Kaip atrodo? Nu, tai. Kurie to vaizdelis? Kurį iš mūsų labiau rinktųsi jį ar mane? Vienareikšmiškai. Ne, aš noriu savo fotografijas pristatyti. Ok, čia. Sėkmės. Santa Klausą padarėjai. Labras vos neprigimti žampavų. Visoje. Eina, savo. Nu, gerai, jaunuolė. Einu rinktis. Davai. Sąskaitą už plauką atsiųsiu rytoj. Emeilu. Gabrielius žino, kad jis gerai atrodo, todėl jis taip pasitikė savimi. Šmykst. Tapas. Ko? Kambarį supainiai? Nu, kaip pas tave. Ar pamiršai, kad vakar draugystę nutraukė, ką? Alina. Taip, nu, kas buvo? Nu, taigi ateinu, tu su Živilė. Kaip tai, kas buvo, dar tau kyla klausimų? Ką su Živilė? Aš ten ką, ta prasme, tapom per 3 sekundės geriausios draugės? Negalima taip su žmonėm. Bet tu žinai, kad man skaudu. O man neskaudu? Man irgi skaudu, kai tu rėki ant manęs. Nu, dėl nieko. Gal aš negerai pasielgiau, kad ant tavęs rėkiau, bet blemba, nereikia sėdėti ir paišytis tatuiruočių, gerai? Ką nereikia? Ką noriu, to darau. Mąstyk blaiviai. Sorry. Atsiprašau. Tikrai, gal perdėjau, bet man nepatiko, kad tu su ja buvai. Man nepatiko, kad tu rėkiai ant manęs. Nu, mąstyk blaiviau nors kiek. Nu, Gabrielius iš vis net nežino. Alina. Kad tu, ta prasme, ką tu jam jauti? Aš atsiprašiau, gal užteks moralizuoti, gal man atsės dabar atsiklūpt ant kelių ir prašyti atleidimo. Tu kitą kartą pamąstyk, gerai? Geriausiai būtų, kad tu imtum jam ir pasakytum. Kaip yra. Gal pasikeistų kas nors. Kad aš mąsčiau. Tie mūsų santykiai, jų net nėra realiai ir aš bijau viską sugadinti. Tai kad ir taip yra sugadinta jau. Blogiau nebus. Pasirodo, mes buvom susipykusios su Alina. Ir vėl per tą žiurkę Živilę. Bet Alina gera draugė. Bando atverti akis man dėl Gabrieliaus. Pas jį yra šimtai
tokių kaip tu. Jisai tavim pasinaudos ir išmes. Gal galėtum rytoj po pietų užsukti? Jaulių gripas gal? Gal pas mama esat? O dar pas tave. Ne, suki tik ne pas mane, davai pas tave. Gerai. Kaip galima klausyti tokios muzikos? Wow. Žiūrėk, kaip nuostabiai atrodai, kur susirašai, ką? Ai, tuti, aš nežinau, iš kur tu iškritęs, bet čia aš nuo ryto jau taip atrodo ir aš taip jau dirbau. Nuo ryto aš turėjau kitokių rūpestėlių. Klausyk, man gal štukelę gali paskolinti. Štukelę? Ar esame 1000 litų? 1000 litų. Tai kauji gal. Šiandien diena tikrai buvo labai bjauri ir aš nesigadinsiu nuotaikos nei dėl jo, nei dėl Patricijos šitos bjaurios gyvatės. Gyvenimas eina tolyn ir viskas bus gerai. Aš atiduosiu Jonui skolą. Žinai, tu, tai jeigu aš turėčiau 1000 litų, aš negyvenčiau čia, gyvenčiau savo bute, turėčiau savo mašiną ir apskritai viskas būtų kitaip. Na, bet tavo šypsenėlė ir akytis švyti. Kas tas laimingasis? Galiu pasakyti tik tiek, kad jis yra barmenas. Barmenas? Tai gal jisai dirba Lauros kaviniai? Leo? Čia aišku ne mano reikalas, bet jis yra tikras mačio. Pas jį yra 100 tokių kaip tu. Jisai tavim pasinaudos ir išmes. Kaip kojinės. Kas jums darosi, aš nesuprantu. Aš suprantu, žinai, kad tu rūpinėsi manimi. Aš labai tai vertinu. Bet, aš nebe maža mergaitė, aš galiu pati pasirūpinti savimi. Tai, aš nežinau, žodžiu. Tiesiog, gal dabar aš tiesiog persirinksiu, pakalbėsim dar svetainėje, okei? Galiu palikti dabar vieną? Gerai. Ačiū. Ačiū tam. Dėl štukelės? Ne, žinok, štukelės nebus. Aš suprantu, kad tokie tipai kaip Leo yra tikrai nepatikimi ir jais galima abejoti, bet aš visgi neprarandu vilties, kad galbūt jis jau susitupėjo ir aš būsiu ta, su kuria jisai norės kažkokių rimtų santykių. Negaliu žinoti, žiūrėk į tą tavo skūrą. Baigti, nieko čia tokio. Tuoj bus gražu. Iš principo, tai man tokia gera diena. Kas buvo? Buvau visą dieną bare pas Leo. Ir iš tikrųjų gavau daug jo dėmesio. Jis man darė kokteilius, mes kažkiek pabendravom. Aišku, jis turi dirbti, žinai, kad aš negaliu dėl to pykti. Bet po to palydėjo mane namo ir kalbėjome apie dainavimą, pabučiavo. Tai dabar sako, Panas, nežinau, ką jūs galvojat, bet, sorry, Ieva. Gal per grubiai pasakysiu, bet tau reikia atskąsti to mėšlo, nes, kitaip tu nesusivoks. Šį kartą nesutinku su Lauros nuomonė, kad Leo yra visiškas blogis. Tikas, kad jis patinka daugumai panų. Tai tik reiškia, kad jis populiarus. Tai negi Ieva dabar ieškos kažkokio lūzerio kaimiečio, kuris nepatinka niekam. Mūsų Ieva yra tikrai fantastiška pana ir nusipelnė tokio pačio fantastiško bičo kaip Leo. Aš tai manau, kad čia gal biškai mano reikalas, bet, tiesiog dabar esu visa mintise, kaip man dar jį kartą pamatyti bet neturiu jo numerio. Chebra! Sugalvojau. Darom panų tūsą. Kažkaip spontaniškai sugalvojau su panom pasitūsinti. O dar ir proga šiandien nuostabi, sukursim Ievai Leo užkariavimo planą. Ir vakarėlis, man atrodo, tam puikiausiai tinka. Pasėdėsim, pašnekėsim ir Ieva daugiau smulkmenų papasakos. Živilė? Ką? Panų tūsas, tu už? Ne, žinokit, gal ne. Šį vakarą tai nenoriu pabaigti šitą tatuiruotę, aš šį pavargus kažkaip. Žodžiu, tai tu užsakai pizzą, tu šampaną ir opa, aš šokoladą.
Turiu 3 plyteles, man atrodo. Ir opa, važiuojam. Per 15 minučių reikia susivisų. Ok, greitai. Nežinau, man tai atrodo, kad Laura tiesiog neturėtų kištis į Ievos meilės reikalus. O dėl vakarėlio, tai tikrai man šiandien svarbiau pabaigti darbą ir aš visai nenoriu tūsintis. Labas vakaras. Labas vakaras. Kaip malonu. Reikia eik Bon Jovi jau, kur čia? Ko tu nepatinka mano apranga? Pristatau jums Bon Jovi. Visada malonu, roko žvaigždė. Čia mano geriausias. Išsitrauks diržą ir gitarą paskui. Prašau pasikabinti paltus. O, dėkuoju, ačiū labai. Viskas gerai, nepergimė, gilgiai žiūrėkau, labai gerai atrodo. Tikime čia. Eina savo. Tu pamatysi, žinok, aš esu sodas, koks pasižiūrė. Jeigu rimtai, tai čia tikrai ne mano vakarėlis. Jų temos, jachtos, golfas, vilos, kelionės, pausinė. Tai tikrai ne man. Aš nemanau, kad aš sudominsiu savo motopirdą, loftų ir garažiukų savo. Nu tikrai čia ne man. Labas vakaras. Šampaną? Mielai, iš jūsų pėsi šampaną. Dėkuoju. Ponios ir ponai, štai atvyko mūsų fotografijos žvaigždė. Na ką jūs, Natalija, baikite, ačiū labai. Labai malonu, Gabrieliu, kad atvykote. Natalija, čia mano kolega Jonas, Jonai, čia Natalija, namų šeimininkė. Labas vakaras, Natalija. Labas vakaras. Aš Jonas. Malonu. Labai atsiprašau, aš turėčiau pagrobti truputėlį Gabrielių. Eina, aš tave supažindinti su labai svarbiais žmonėmis. Kaip tik apie tave pasako. Tai visai ne mano tipo žmonės. Aš neketinu su jais nei draugas būti, nei ką. Bet ko tik nepadarysi dėl kontakto, ar ne? Nu... Dar šampano? Šampano, ne. Daugiau tai tikrai nenoriu. Man tai daug smagiau būtų alaus išgerti, jeigu ką. Suprantu, bet čia toks vakarėlis su alum truputį sunku. Suprantu. Būtų labai miela. Nu bent jau vienas dalykas šitam vakarėlį tikrai yra vertas dėmesio. Padavėja. Ir matau, kad ir jinai mano atžvilgiu visai pozityviai nusiteikus. Visai neblogas sumanymas galbūt. Čia sudalyvauti su Gabrielium buvo. Bet laikas parodys. Už mergaitės? Už mergaitės. Ai. Nu, kalėjo? Nežinau. Tai nueik ir sužinok. Rytoj nueik į kavinę. Blemba, ta prasme, tikrai nueičiau, bet, jisai paskui pagalvos, kad aš jį persekioju. Ta prasme, žinai, tą frikę, kuris sėdi tiesiog pastoviai pas jį bare ir žiūri, ką jisai veikia. Dabar skirtumas, ką pagalvos. Bet tu supranti, kad jisai pagalvos, kad aš noriu super rimtų santykių ir tai pačioj pradžiai gali jį išgazdinti. Kamon, jisgi tave pabučiavo. Panas, užteks apie Leo. Gražus, mielas, babnikas. Gerai. Nu, kas įdomiausia, tai toli gražu ne pirmas kartas. Ieva pastoviai užsirauna ant tokių bičių, kurie jai sudaužo širdį. Ir kiekvienu sykiu jinai kartoja, kad tai daugiau nebepasikartos. Nu, bet pažiūrėkim, kas daros. Ateina ponas žavinguolis Leo, pažiūri savo žvilgsniuku, palydi namo ir viskas. Galim palydėti Ievos protelį atostogų. Nu, ar realiai jinai kada nors pasimokys? Kokia daina? Nėra vyrų nebe. Kokie čia garsai, ką? O nėra vyrų, vyrai čia. Lyriksų negirdėjai. Opa. Tuti. Mergaičių Paskutinės vakaras. Mergaičių vakarėlis.
Taigi jie vašvytis, žiauriai faini. Ir Leo fainas. Aš irgi tokį imčiau, jeigu pasitaikytų progą. Taigi nėra ko čia laužytis. Auksai, nu? Klausyk, Auksai, ar galėtum jau baigti darbą šiandien? Aš iš tikrųjų jau baigiau. Aš turiu vieną gerą idėją. Kokią? Ir tau tikrai patiks. Dingstam šį. Dingstam? Na. Einam. Davai. Kol niekas nemato, dingstam šį. Man šitą blogiam atsibodu. Ir mes visi susirinksim gražią kompaniją ir judėsim su jūs. Labai dar kartą. Labai ačiū. Brangiai, ačiū už viską. Ačiū, prašom. Geros kelionės jums, ačiū jums labai. Na, Gabrieliau, liūdi? Ne, tikrai neliūdžiu. Tiesiog laiką tikrinau. Nu ir kaip vakarėlis? O, nuostabus, labai įdomus žmonės ir labai... Taip, tikrai labai patiko, ačiū. Labai jaudinausi, galvo tau nepatiko. Na ką jūs, Natalija. Tikriausiai aš atsiprašysiu, bet jau turiu važiuoti namo. Tad tikriausiai ir jūs turit pasilsėti, ir aš pailsėsiu. Tai... Labai gaila, kad išvažiuoji, bet gal galėtum rytoj po pietų užsukti? Mes pakalbėtume apie vakarėlį, aptartume detalės ir sumokėčiau pinigus. Žinoma, skamba puikiai. Gerai. Tinka? Taip. Labai šaunu. O sakykit, jūs Jono nematėt? Kiek matau, nėra, tiesą pasakius, tikrai nestebėjau. Nežinau, gal tada jau bus grįžęs namo. Tai labai malonu. Tikriausiai. Gerai. Man buvo labai malonu. Labanaktis. Gero kelio. Iki rytojaus. Taip, iki ryto. Na, mielos ponios. Šis vakaras buvo tikrai naudingas, bet jis buvo tik darbo dalis. Užmesgiau daug naujų kontaktų, papasakojau apie savo kūrybą. Manau, kad viskas toliau seksis labai gerai. Blema, žinokit, žiauriai pavargus esu, prašau. Ai, nu. Vieniem tūsas, kitiem dirbti. Ačiū. Kas, gal katė pergalvas? Jaulių gripas gal? Gal tas PMS-as. I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. I got you. Kur važiuojam? Pas mane ar pas tave? Nesuikit, tik ne pas mane. Davai pas tave. Gerai. Žiūrėk, taksi atvažiuojam. Palauk. Laisvas? Labai gerai. Leka. Labas vakaras. Va. Važiuojam? Iš Žirmūnų. Ir greičiau. Tu karjerą tik per lovą gali padaryti, supranti tai? Ugnė, kas čia vyksta? Kas? Tu juokauji? Nejuokauju. Ta prasme, tu ką sugalvoji? Ar tu mane taip kaitini? Visada toks buvo, niekas nepasikeitė. Yra ką švešia. Šiandien tutis man skolą atidavė.